Rugsėjo 16-ąją Londono mados savaitėje kolekciją pristatė maištininkė Vivienne Westwood. Dizainerė pateikė spalvingą bei modernę karališko sodų vakarėlio viziją. Westwood, žinoma kaip viena feministiškiausių dizainerių mados pasaulyje, pristatė pankiškai moterišką kolekciją. Kokteilių suknelių, vilnonio audinio kostiumėlių, seksualių korsetų komplektai buvo papildyti ekscentriškomis detalėmis. Modeliai žengė pasipuošę teisėjų perukais, močiučių akiniais. Prieš pristatymą duodama interviu Vivienne Westwood pabrėžė, kad drabužių kokybė svarbiau nei kiekybė. Kurdama koncentruojuosi į kokybę, ne į kiekybę. Ir žinote, mano žinutė yra pirkti mažiau, atidžiai pasirinkti ir dėvėti drabužį ilgiau. Dar geriau, nepirkti nieko. Nepirkti drabužių tol, kol jų tikrai nereikia. Pristatymą lydėjo trankus grupės Rooster pasirodymas. Grupės lyderė bei buvęs modelis Sarah Stockbridge yra viena iš dizainerės mūzų. Šou sulaukė ir kitų garsenybių dėmesio. Aš esu čia, nes manau, kad Vivienne yra geniali. Myliu ją kaip žmogų ir kaip dizainerę. Kolekcijos pristatymą vainikavo dizainerės pasirodymas ant podiumo. Moteris pasirinkusi karės įvaizdį podiumo centre išvyniojo plakatą, skelbiantį klimato revoliuciją. Nacionaliniu britų turtu vadinama dizainerė kitą kolekciją pristatys Paryžiaus mados savaitėje. Nekantraujame pamatyti, kokį mados spektaklį Vivienne Westwood surengs rugsėjo 29-ąją.